Aš susėdu, pasitaisau. Matai, kaip gerai viską matyti. Sakyčiau, čia iš vis genialus patarimas buvo. Žiūrėk, plaukai iškart ir viską. Ne taip, kaip laidoj, kur paskui po laidos žiūri ir sakai, o kas buvo su mūsų plaukai? Tai va, tiem, kas nežino, kas buvo su mūsų plaukais, tai mes irgi nežinom, kas buvo su mūsų plaukais. Tai klausyk, dabar pradedam, žinai ko, gal kavos pasidarom. Aš žinok, nedariau mum kavos. Aš matau, kad tu turi naujus puodelius. Ai, taip, aš turiu naujus puodelius ir aš šituos puodelius darė dailininkė, iliustratorė Sigutė Ach. Rimtai? Taip, ir aš, žinok, ją susitikau knygų mugėj ir mes pradėjom kalbėti, nes ten daug, žinai, turi, tų puodelių ir aš pradėjau jai pasakoti apie mūsų podcastą ir kad su drauge geriam kavą. Ir jin sako, aš turiu draugių puodelius, sakau, parodykit. Ir jinai man parodė šituos puodelius. Teisingai, pažiūrėk, gaunasi, jo, teisingai su merginomis. Ir dar buvo melsvas. Žodžiu, 3 buvo variantai. Tai aš sakau, reikia man šitų puodelių. Ir jinai man sako, pasikvieskit mane kavos. Aš sakau, žinokit, mes San Franciske jie geriam. Tai žodžiu, jo, bet labai fainus puodeliai. Aš tikiuosi, kad mums skaniai gersis kava, o kavos aš dar nedariau, ne mūsų įprastos kavos, nes atsivežiau dvaro kavos lietuviškos iš Lietuvos. Ar tu esi ją gerus kada? Nežinau, aš iš vis tik paprasta, jokių, tik kavos pupelių kavą esu gerus. Supratau. Nes šitą kavą aš paėmiau 3 rūšis. Šitą kavą jau man sesuo veža čia, kai atvažiuoja pas mane, gal kokie aš 3 metai ją, geriu, ta prasme, geriu tiek, kiek jin atveža, žinai, ir išgeriu šitą. Tai nežinau, man labiausiai šį patinka šitą kiaulpienių šaknų kava. Ir jinai, čia labai natūrali, žinai, 0 kofeino, tai nežinau, kaip gal jinai veiks. Tai galim paragauti, o paskui, jeigu vis tiek trūks kofeino, tada pasidarysim, nes vis tiek mums reikia 100 puodų. O tu nori kiaulpienį, nes aš manau, kad šitas skaniausia. Jeigu tu žinai, kuris skaniausia, tai man jokio skirtumo. Nes aš tos nebandžiau istorinę kavą, tai, žodžiu, tai gal daryk kiaulpienį. Antras puodelis kavos. Antras puodelis kavos. Dabar jau kaviškos su kofeinu. Taip pat tie gražus puodeliai, matai? Gražus ir pažiūrėk, kaip gerai, dabar matosi jie gerai. Draugių puodeliai. Draugių puodeliai. Ir šiandien pagalvok, kaip mes patobulėjom nuo tada, kai filmavom pirmą laidelę iki dabar, nors dabar 3. Bet jau puodeliai matosi visų ūgio. Aha, tikrai, aš gavau komentarą, kodėl puodeliai nesimato, geriat kavą, o nesimato puodeliai pilnai, nes ten kažkaip nes kažkaip mums netilpo, mes bandėm padaryti, kad būtų su to fonu ir netilpo. Tai aš gavau komentarą, o kodėl mes geriam iš skirtingų puodelių, pavyzdžiui, kokia nesąmonė. Ai, kad mes geriam tada iš tavo tų puodelių. Aš pameni, turėjau vieną rūžavą, vieną tokį mėlyną. Taip, irgi manęs klausė, o kodėl jūs geriat iš skirtingų puodelių. Tai kad sakau, pas mane visi puodeliai skirtingi, pas mane nėra 2 vienodų. Tai žinai irgi, pavyzdžiui, jo. Tai, o kokių dar gavai komentarų? Ar kritikos? Aš tai, žinai, gavau kritikos, net nežinau, ar čia kritika, manęs klausė, kodėl aš kai kalbu žiūriu taip į viršų ir kalbu ir sakau, tikrai aš taip darau ir aš po to pasižiūrėjau, kad aš ten tikrai momentai buvo, kad aš ten ieškojau protėvių išminties ar palaiminimo, žinai, o aš taip visada šneku, nes, žinai, tu pats savęs nematai. Matai, tu manęs klausė, aš nežinau, aš tave kiek pažįstu, aš kaip pripratus, kad tu šneki, tu net jeigu iš tikrųjų ir darai, aš tiek kartų tai mačius, kad man tai nebeužkliūna.
Bet šiaip matai, kai tu žiūri į save, vat, kaip tu kalbi į ekraną, tu pats pradedi pastebėti, kad o kodėl aš taip darau, O kodėl aš taip o sėdžiu? kodėl aš visą laiką va taip pasėdžiu. Tai va, tai jo, va, tas labai yra iš tikrųjų, reikia visiems save filmuoti ir žiūrėti, o kaip aš sėdžiu, o kaip aš kalbu, o kokius aš ten žodžius nelietuviškus naudoju. Tai va. Jo, nelietuviškus žodžius, tai gavom pylos daug apie nelietuviškus žodžius, kad negalima naudoti, ta prasme, kaip mes galim naudoti, sakyti Bay Area, tai žinai, aš kai gavau tą komentarą, man realiai paskambino, žinai, draugė ir jinai man sako telefoną ir man toks juokas, aš sakau, tai kaip sakyti, aš net nežinau, kad yra kitas pasakymas, žinai, ir pasirodo, tu žinai, kas yra Bay Area lietuviškai. Aš nemanau, kad iš vis lietuviškai yra Bay Area, nes tu pagalvo, kad kai tu gyveni Lietuvoje, kas tau yra Bay Area, jeigu tiesiogiai išversi, tai yra kažkokia įlankos vieta, ne? Tai Lietuva turi savo įlanką, nu tai Lietuvos įlankos, aš nežinau, bus ten Kuršių nerija. Tai bet tu tai kalbi apie Bay Area, kurią anglakalbis žmogus iš karto identifikuoja su tam tarpe tarp San Francisco ir San Jose. Tai aš manau, kad Lietuvoje žmonės kalbėdami apie šitą vietovę ir įvardina, kad ten Silicio slėnis, ar ten San Franciskas, ar dar kažkas. Tai mes nepasitaisysim. Ne, mes nepasitaisysim šito. Nes iš tikrųjų San Francisco įlankos regionas ar vietovė, nu kaip išvertus, ne, tai kaip pagalvoju apie ką, tai, nu, žinai, toks labai neįprastas. Bet pastabą priemam, stengsimės kalbėti lietuviškai. Mes, žinokit, visas pastabas priemam, visos labai geros pastabos. Ir net jeigu va kažkas ten nori parašyti, rašykit viešai, rašykit į YouTube, rašykit į Facebooką, mums tai visos pastabos labai gerai, nes iš pastabų tik tu gali mokytis, nes jeigu visą laiką visi sakys, o Dieve, kokios jūs fainos, ir viskas ten gerai, ir fainos, ir nieks nepasakys, kad o kas ten buvo su jūsų plaukais senoj laidoj. Ta, kas buvo su mūsų plaukais. Aš nežinau, kas buvo. O jūs matėt, gal jūs žinot, kas buvo su mūsų plaukais? Kai tu man parašei, kad gal mum uždėti perukus, aš galvoju, ką jinai čia rašo. Tada atsidarau tą įrašą, o ten aš nežinau, kas ten buvo. Gal nuo apšvietimo taip atrodė. Mes iš vis kaip į griovį miegojusios vyrus. Tai va, tai nežinau, kas buvo su mūsų plaukais, aš net neįsivaizduoju. Nu, tikiuosi, šiandien mūsų plaukai geriau jums atrodė. Šiandien, taip, pažiūrėk, jau susišukavus viską. Jo, bet, žinot, aš irgi jums turiu pastabų dėl prenumeratos mūsų kanalo, nes šiandien pasižiūrėjau, kad mūsų podcastas peržiūrėtas daugiau negu 200 kartų, o spėkit, kiek mes turim prenumeratorių? Tai mažiau negu 30. Tai ką tai reiškia? O dar tarp tų 30 mes abidvi irgi prenumeruojam. Ir mano tėtis prenumeruoja. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad visi žiūri slapta ir neprisipažįsta net, kad žiūri. Tai nedarykite. Nebūkit slapta žiūrėtojai. Eikit prenumeruokit ir žiūrėkit mus, Nes čia jau 3 podcastas, tai jeigu jūs dar esat su mumis, nu tai mes kaip šeima jau skaitome. Šeima, taip, pagalvok. Emigracijai tu šeima, va, vieną kartą susiskambini, kažko paklausi, išgeri kavos ir jau tu šeima. Taip, ir jeigu jau jūs taip jaučiatės, tai gal tiesiog prenumeruokit mūsų kanalą ir mums tai leis žinoti, kad jums įdomu ir mes tada gal net ir dažniau leisim. Daugiau stengsimės tada daryti. Nu dabar vis tiek darysim kartą savaitėj. Planas toks daryti kartą savaitėj. Kartą savaitėj. Mes taip norėtume. Tai va. Tai prenumeruokit ir užsukit kavos. Taip, visus norinčius kviečiam. Sekės Lietuvoj. Ką labai svarbaus ir įdomaus veikiai, gal tu kaip visos lietuvės, nu, nežinau tas visos, čia gal toks yra mitas, kad
jau kai važiuoji į Lietuvą, tai reikia eiti pas visus ten daktarus, ten plaukų apsikirpti, nusidažyti, nagus nusilakuoti ir vienu žodžiu. Nagai, ragai ir visa kita. Ir visa kita, taip. Tai ne, tai čia ne mano atvejis. Aš iškart gražiai važiuoju. Iškart gražiai važiuoju. Bet mano kelionė nebuvo pramoginė, buvo tiesiog, turėjau reikalų, bet radau 1,5 dienos pramogom ir didžiausia pramogėlė tai buvo Vilniaus knygų mugė. Ir aš nežinau, kodėl kai kurie žmonės neina į knygų mugę, nes net ir mano aplinkoje žinau, kad yra žmonių gyvenančių Lietuvoje, kurie neina į ją, bet aš kai gyvenu Lietuvoje, tai aš važiuodavau į knygų mugę kiekvienais metais ir gyvendama Panevėžy, aš net pasimdavau laisvą dieną, kad galėčiau nuvažiuoti, nes tai tokia šventė. O šįmet mes buvom su Aida kartu ir buvo tokia nuostabi diena, nes mes susitikom su tiek daug rašytojų ir su visais galėjom pakalbėti ir su Saulium Rimkum, ir su Virginija Jasukaitytė, ir su Juozu Gaižausku, ir su Jurga Baltrokonytė, ir ko čia dar, tikriausiai dar kažko net nepaminėjau, Tomas Mylis. Aš norėjau sakyti, aš mačiau tavo nuotrauką, kad tu buvai su juo susitikus. Ja, ir labai labai smagu buvo ir, tai buvo tokia gera diena. Ir net ir Saida kalbėjom, kad, fantastiška, žinai, diena, buvo labai smagu. Parsivežėm labai daug knygų ir skaitysim. Ir beje, mano draugas pasakojo apie vieną knygą ir jis labai labai daug skaito knygų. Ir jisai sako, čia pirma knyga per daug metų, kai aš norėjau, ir vis dar jis nori parašyti autoriai. Ir man jis davė tą knygą, tai aš tau parvežiau ją. Aš tau ją parvežiau kaip psichologijos studentei. Nežinau, ar tu esi ją skaičiusi? Ne, žinok, aš labai mažai lietuvių. Pameni, mes knygų klube skaitėm Laurinaičio knygą. Tai ir paskui skaitėm apie gamtos terapiją. Dieve, pamiršau autorės pavardę. Giedrė, taip, po kokia jos pavardė, neatsimenu. Giedrė, čia turiu knygą jos, Giedrė Žalytė. Tai aš tuos du galbūt, kaip žmonės Lietuvoje dirbančius psichologais esu skaičius, o labai labai ačiū, būtinai paskaitysiu. Tai aš jos dar neskaičiau, bet aš galvoju, jeigu mano jau draugas sakė, kad čia ta knyga, žinai, privertė jį galvoti susitiekti su autorė, tai įdomu bus sužinoti iš tavęs, kaip tau šita knyga. Tai tada būtinai perskaitysiu. Būtinai. O ką dar? Aš dar buvau, vieną vakarą buvau BNI susitikime ir BNI yra, kaip jis čia vadintųsi, Business Network International, kur verslininkai susitinka ir ten tokiu principu tas klubas veikia kaip givers gain, kai tu duodi ir po to tam grįžta atgal, kaip rekomendacijų principų. Ir manęs tam paprašė pristatyti, padaryti pranešimą apie bendruomenių kūrimą, tai buvo labai tiesiog įdomi patirtis. Ir aš pagalvojau, kad jeigu aš jau turėčiau kokį verslą, aš ten būtinai būčiau to klubo nare. Ir aš žinau, kad jis yra ir net San Franciske, tai man labai įdomu, ar pas mus yra kas nors, kas, žinai, kas priklauso, nes ten galima, ten tie, kaip memberiai, jie gali pakviesti tave kaip svečiai į tą klubą, kad tu ten susipažintum su žmonėm. Tai aš manau, kad labai naudinga, žinai, kaip networko toks formatas ir labai labai įdomu. Tai jeigu kažkas iš jūsų priklauso tam klubui, tai pasidalinkite. Aš dar čia turiu saldainiukų iš Lietuvos atsivežiu, prašau, brangiau, jį pasivaišinti. Pasivaišinsiu aguoną. Arba nėra tau, ko yra kažkokie, kas tau, žinai, saldainiai, kurie tau primena. Man saldainių galbūt nėra iš Lietuvos. Man, žinai, čia kiek jau metų gyvenant, man labai trūksta kepinių, nes pas mus, tu matai, tu mažai valgai kepinių saldžių. Tai tau gal tiek netrūksta. Man labai trūksta gardžių tokių saldžių kepinių. Tai pavyzdžiui, ten, tarkim, Vilniuje yra daug tų kavinių ir jos visos siūlo
kažkokius ten desertus, žinai, tokius gražius, ne tik tai, kad skanius, bet dar ir gražius, o pas mus tai čia yra visur toksai margarino su labai daug cukraus mišinys apteptas ant batono ir pabarstyta visokiom spalvom, žinai, tai vat man labai trūksta iš tikrųjų per tiek daug metų tokių va kepinių skanių, bet, nu, čia jų tiesiog nėra. Aš, pavyzdžiui, dabar, kai buvau Lietuvoj, tai man fainiausia tai būna Biržų duonos, nes jie turi, aš seku jų marketingo vadovę Instagrame, labai faina moteris. Ir jinai ten dalinasi receptais, kaip ten viską kūrė, nu ir tiesiog labai fainai. Ir aš tas naujienas, kai grįžtu į Lietuvą, išbandau ir man Biržų duona, atrodo, nu taip išplėtė savo asortimentą, taip, žinai, pasikeitė jie. Ir vat šį kartą, kai grįžau, aš tiesiog neturėjau kada ir nebuvo man pakeliui. Tai, bet man va ten šitie, žinai, tos skarelės ten būna, ten nueini ir tų skarelių jie turi prikeptų sausainių, žinai. Tai, nes yra tam tikri maisto produktai ar kepiniai, ar saldainiai, kas realiai, nu, labai kažkaip primena, ne, va, vaikystę, Lietuvą ir tu jų nori. Čia, kaip žinai, pavyzdys, aš atsivežiau džiovinto sūrio, aš net pieno produktų nevalgau. Tai tu kaip tu valgysi džiovinto sūrio? Nu, aš jo nevalgysiu, bet aš jį nusipirkau ir atsivežiau, nes man jisai, nu, labai daug primena, žinai, tai man labai faina visada jį atsivežti. Matai, kaip tau žiema Lietuvoje? Žiema, tai... Buvo šalta, buvo sniego? Ne, nu, ta prasme, sniego tai pilna buvo, bet buvo oras fantastiškas, nes kai aš buvau Lietuvoje, buvo gal +1. Ai, tai tau gerai. O prieš tai buvo, žinai, ten savaitę, 2 ar kažkiek, ten -20 ir daugiau. Tai aš, kai atskridau, toks jausmas buvo, kad aš į Havajus atskridau, nes, žinai, iš -20 į +1 oras pasikeitė, žinai. Tai buvo tik tai labai daug sniego, labai slidu. Aš net teko mane keletą kartų su traktorium traukti, žinai, nes nu, Ai, tai tu dar mašiną vairavai? Taip, aišku, aš visada išsinuomoju mašiną ir važiuoju. Mano pirma nakvynė būna pas sesę, tokiam vienkiemy, jinai turi, kaip aš sakau, raganų trobelė ant vištos kojelės. Tai aš tik ten važiuoju ir ten, žinai, ten nieks labai nevalo tų kelių tam vienkiemy, tai aš užstrigau, tai buvo labai įdomi patirtis, atvažiavo traktorininkas Juozas ir, žinai, 30 eurų ir tada ištraukė. Geras, matai kaip. Tai va, o ką tu nuveikė, kol ką aš manęs nuveikiau? nebuvo? Taip, matai, man kadangi aš dabar, tugi žinai, kad aš mokinuos daug, tai aš mokinuos labai daug iš tikrųjų. Tai aš labai daug turėjau mokintis visą praėjusią savaitę, nes prieš tai mes irgi nesimatėm, nes prieš tai mes su vaikuliais buvom Los Andžele, nes buvo pas mus čia šitos pavasario atostogos. Tai, žinai, kol Los Andžele nieko nedarai, o viskas savaime nepasidaro, tai vat paskui tenka grįžus pasivyti visus kitus, kas kažką veikia tuo metu, kol tu Los Andžele pramogauni su vaikuliais. Tai vat. O šiaip tai buvom šį kartą vėl Universal Studios, mano vaikam labai patinka. Bet ir man labai patinka. Atsidarė gal kas naujo? Dar neatsidarė tas, kur bus greiti ir pasiutę, tai dar neatsidarė. Aš mačiau, kad jau parašyta, kad 26 ir jau visos dekoracijos pastatytos, bet dar neatsidarė. Bet šį kartą mums taip pasisekė, mano vaikai nevadina to pasisekimu, bet aš sakau, kad mums pasisekė, labai stipriai lyjo, kaip iš kibiro. Tai žinai, kai taip stipriai lyja, tada labai mažai žmonių. Tai tada niekur nėra eilių, viską greit nueini, prieini ir mes netgi nuėjom nusipirkti tų didelių Simpsonų spurgų, tokių milžiniškų, nes nėra eilės, tau nereikia ten, žinai, stovėti 40 minučių prie tos spurgos. Žinok, kaip, žinai, aš nesu labai mėgėja apskritai spurgų, bet, nu, kaip spurga, tai viena geresnių. Tai vat. Mano vaikai tai labai džiaugiasi jomis, o aš paragavau, tai man, žinai, geriau negu šiaip spurga, bet, nu.
Aš tai nesu buvus ant tų Simpsonų, nes aš vieną kartą, kai nuvažiuoju, jie būna arba sugedę, arba dar kažkas. Arba laukti reikia 50 minučių eilėj. O ten šiaip baisus? Ne, jis labai juokingas, žinok. Iš tikrųjų, turbūt man turbūt pats juokingiausias yra iš visų ir pats smagiausias tai tas Simpsonų. Nes tu vienoj vietoj sėdi, jisai niekur nesijudina. Jisai daugiau toks kaip 3D. Nes va netgi Harry Potter, kai tu nueini, tai tu sukiesi ten aplinkui, o Simpsonų tu niekur nesisuki. Nu, tau atrodo, kad tu judi, bet iš tikrųjų tai ne. Su kuo mes geriam kavą kitą kartą? Mes vis dar laukiam Mindaugo su mumis gerti kavą. O Mindaugas kažką veikia. Paskambinam? Paskambink Mindaugui. Tai gal jis dirba, neatsilieps. Klausau. Labas, Mindaugai. Labas, Mindaugai. Mes su Rasa kartu čia. Mes tau skambinam paklaust, kada tu su mumis gersi kavos. Kada užsuksi kavos, skambinam paklaust. Tai reikia kaip nors paplanuoti. O klausyk, o čia gali būti, kad tavo rytoj gimimo diena? Gali, pilnai. Pilnai? Tai sveikinam iš anksto. Ačiū. Tai gal rytoj geriam kavą tavo gimtadienio proga, o tu dirbi rytoj? Nu jo, aš dirbu. Nu kas dirba per gimtadienį? Rytoj bandyti. Tai gal galim per pietus tavo gert kavą su tavim? Galim pabandyti per pietus. O kaip juokingai uždėti perukus nektar. Ne, tai bet tu taip ir parašai. Prašome, gal mums perukus uždėti. Tu taip ir parašai, aš galiu susirasti tavo žinutę.